Daug kartų esu apie limfą šnekėjus ir dabar vėl priminsiu jum, tiesiog priminsiu, kad limfa, kas yra limfa, mylėjai? Žinot, kad kraują tai pumpuoja širdis, plaučiai, ten yra visai kita sistema. Limfa tai yra mūsų kanalizacija. Kraujas nuneša į ląsteles visas maistinės medžiagas, deguonį, mineralus, mikroelementus, visokius maistinės medžiagas reikalingas funkcionuoti. Ląstelės viską, kas jom nereikia, visus šalatinius produktus, visus toksinus, viską išmeta į limfą. Visą šiukšlyną, nereikalingą, atidirbtas medžiagas, išfiltruotas, visas šiukšlės išmeta į limfą. Limfa tai yra ta kanalizacija, kur iš viso organizmo surenka visą šiukšlyną, visą brudą, visus toksinus, viską ir turi išnešti, išvalyti. Limfa neteka savaime, ji teka tik tai jeigu vaikščiuojat. Ji kyla kojom į viršų savaime, tik tai su raumenų pagalba. Jeigu jūs ištisai sėdit prie televizoriaus, ypač vyresni žmonės, bet ir kad jie dirbat sėdimą darbą, jaunesni, nesiskųskit, kad jums blogai, kad jūsų kepenys nedirba, kad jūs visas apsinuodijęs. Iš jūsų neišvalomi, perpildyta limfa, celiulitai, viskas atsiranda dėl to. Aš tokių metų, pas mane nėra celiulitų, aš judu, aš sportuoju. Mėlėjai, reikia judėti, reikia būtinai judėti. Vaikščiojimas, tam tikras žingsnių skaičius, yra šitiek informacijos apie tai. Judėkit. Jeigu jau nenorit, kur apie namą apeikit kelis kartus savo, laiptais užlipkit aukštyną, žemyn, tai pompa jūsų raumenų, kojų ypatingai judėjimas, iš rankų taip pat visokie kilnojami pratimai, kur aukštyn žemyn rankom arba į šonus, visi šitie iš rankų žemyn teka į centrą, į žmogaus centrą visą laiką, iš kojų irgi kyla. Reikia būtinai judėjimų. Jeigu nejudėsit, viskas. Nesiskųskit, kad jums blogai, nesiskųskit, kad jūs sergat, kad jūs save